Sveiki matematikos mylėtojai! Šiandien tęsime savo kelionę po skaičių sekas ir gilinsimės į aritmetinės progresijas. Praėjusioje pamokoje susipažinome su šių progresijų apibrėžimu, o dabar išmoksime, kaip naudojant formulės lengvai rasti bet kurį jų narį ir netgi pirmųjų n narių sumą. Prisimename, kad aritmetinė progresija yra skaičių seka, kurioje kiekvienas narys išskyrus pirmąjį gaunamas prie prieš tai einančio nario pridedant tą patį skaičių, vadinamą skirtumu. Kiekvieną sekantį narį gauname pridedami skirtumą prie prieš tai buvusio nario. Taigi antrasis narys yra A1 plus D, trečiasis yra A1 plus 2D ir taip toliau. Iš šio dėsningumo išplaukia bendra formulė n-tajam nariui rasti. Pabandykime rasti 15 aritmetinės progresijos narį, kurios pirmasis narys yra 5, o skirtumas yra 3. Panaudojus n-tojo nario formulę nesunkiai nustatome, kad 15 narys yra lygus 47. Dabar pamėginkime rasti aritmetinės progresijos pirmąjį narį, kai jo 7 narys lygus 29, o skirtumas yra lygus 4. Vėl pasinaudoję n-tojo nario formulę nesunkiai nustatome, kad pirmas narys yra lygus 5. Naudojant Gauso metodą galime sužinoti pirmųjų n aritmetinės progresijos narių sumą. Šiek tiek priešistorės. Vokiečių matematikas Friedrichas Gausas pastebėjo, kad jei sudedame pirmąjį ir paskutinį narį, antrąjį ir prieš paskutinį ir taip toliau, visų porų sumos bus vienodos. Taigi bendrą sumą galime rasti padauginę šią vienodą sumą iš porų skaičiaus, kuris yra lygus n padalinta iš 2. Išbandykime šią teoriją praktikoje ir raskime pirmųjų 10 aritmetinės progresijos narių sumą, kurios pirmasis narys yra 2, o skirtumas yra 3. Pirmiausia, randame 10 iš šios progresijos narį, kuris yra lygus 29. Ir tada panaudoję progresijos narių sumos formulę, sužinome, kad pirmųjų 10 narių suma yra lygi 155. Tai tiek šiai pamokai apie aritmetinės progresijas. Neabejoju, kad dabar jausitės užtikrintai naudodami šias formulės, spręsdami uždavinius, kuriuos galite rasti www.dusie.lt svetainėje. O kitoje pamokoje susipažinsime su geometrinėmis progresijomis, išvesime formulės jų nariam ir pirmųjų n narių sumai rasti. Iki greito!